Darbai juda. Dirbam čia 8-9 dieną gal. Ruošiame žiedui. Grėžiam skylę, dedam ilgasregį. Ir liesim žiedą, dėsim armatūrų karkasą. Čia bus žiedas, čia, ten ir aplinkui perimetras. Girdi, čia medienos buvo dafiga. Čia medienos dafiga. Tai va, čia viskas buvo išpuvę, perdanga išpuvus. Dedam ilgasregis, dedam lentas, pažymėta yra, šiam leidžiam į apačią, keliam į viršų. Nes žiedas bus nuo 20 iki 30 aukščio ir 55 pločio. Tada montuosim naują gegnyną. Turim įtrūkimų visokių, viską sutvarkysim, surišim. Tai žiedas privalomas. Ir jo nesimatys, kaip sakėt, galvojat, kad čia sugadinsim paveldą kažkokį, nesugadinsim. Nes žiedas bus nuo čia iki čia ir jis bus 25 aukščio. Gegnės užsileis ir nesimatys nei iš vidaus, nei iš lauko. Plius ateity naują perdangą užsidės. Turim visokį va tokį va vietą įtartino. Čia va iš vis. Tai va čia visur žiedai liesis ir viskas susiriš. Hebra, o šitas jaučiu reiks imt žemėn. Ar rimtai? Tai ten tarp betono jie ir bus? Sakė, nu palik, kažkaip apeit reiks. Ai, nu tai apeisim. Aš tai čia būčiau siūlęs naujus dėti. Nežinau, taigi palik. Palikt tai palikt. Būtų buvo geriau ant naują žiedą juos padėti. Lankstom U raidės molinuką žiedų betonavimui. Ką, draugai, darbai baigėsi, kaip matot, molinukas šalia. Antrą dieną išėlės darbuojas pats, tai gerą malonu visai padirbėti pačiam. Biški rankos, nežinau, madas, pūslė atsirado nuo armatūrų lenkimą. Tai ką, ruošiam žiedą, pridėsiu čia kokią nuotrauką, jeigu turėsiu. Kas čia vyksta, ką čia darom. Ką, dabar yra
3 valandos, penktadienis. Aš jau palikau Chebra darbuotis, pats važiuoju jau į sodybėlę. Darbuosiu sodybėlėj prie namo, tada vaikus iš darželio paimsiu. Tada vėl turbūt darbuosios. Rekuperaciją reikia pasibaigti išvedžioti, reikia krokodilus pabaigti sudėti, profilius pabaigti sudėti, tada gipsą pradėti. Ir taip toliau, kaip sakant, darbai nesibaigė. Nors penktadienis, jau tos dienos nebesuskaičiuoju, kokios tos dienos. Tai dar kartą noriu padėkoti, kad taip aktyviai perkat iš mano elektroninės parduotuvės. Kiekvieną dieną gaunu kokius 5 užsakymus, tai tiek varžtai, tiek plevelės, tiek ožiukai, Tafbult produkcija. Nu, iki net nežinau, taip nėra kažkokias. Aišku, labiausiai perkat varžtus ir ožiukus. Tai populiariausia prekė, nes turbūt geriausią kainą galim pasiūlyti ir kokybę. Tai dar kartą atsiprašom, jeigu kartais vėliau. Tai žiūrėkit, dabar dar noriu, tų žmonės, kurie laukėt naujų tų skoberiukų, kūjų, vadinamų, tų plaktukinių. Tai sorry, aš jums vis jų neatsiunčiu, nes aš tos skoberius tai turiu jų 50 vienetą, bet aš tų skobų vis negavau. Tai va dabar tik šiandien gavau tas skobas, šiandien išsiųsiu, tai vėluoju gerą savaitę išsiųsti naujūką iš kartą. Kartais yra kažkokio dalykų, kur negaunu, arba užtrunks tiekėjais, tai taip toliau. Užsidėsiu akinius, saulė šviečia. Tai va, tai šopas juda, kaip sakant. Ačiū, kad perkat, ačiū, kas pirksit. www.žilinuostagai.lt. Užeikit, apsižvalgykit. Jeigu reikia stogų, lietaus sistemos, pakalimų, viską galit rasti. Jeigu kažko nerandat, parašot man elektroninį laišką, aš atsiunčiu jums sąmatą, galit užsakyti, galim pristatyti viską į kiemą. Tai va. Ką dabar yra penktadienis, gegužės 15. Kiek turim temperatūros, 21,5 laipsnių, rodo pas mane transformerį. Tai apturėjau dar vieną įdomią situaciją su keturračiu vaikišku, su elektriniu. Tai baterijos išsilieja, skysčiai išbėgo kažkokie. Įdomu situacija, gerai, kad neužsidegė garažas. Tai teko užsakyti naujas baterijas 3. Reiks pakeisti kažkada, kada atsiūs. Tai va, draugai, darbuojamės šiuo metu Pakruojo rajone. Ir laukia dar va tiek objektų. Tai dabar dirbam 4-5 vienoje vietoje, kadangi norim greičiau tą žiedą išsilieti. Tai nuo kitos savaitės gal išsiliesim žiedą per 2 vietas, jau darbuosimės būtent čia. Ir dar yra viena komanda, kuri daro mano objektus. Tai ir Kaune dabar gavom kelis objektus, Kaune vėl pradėsim darbuotis. Gera, kaip sakant, turėti geras komandas. Tai darbai juda. Gerai man pačiam pasidarbuoti, nes pasilgau to fizinę pačią darbą. Reikia pajudėti, pilvuką numesti. Po tos operacijos priaugau 6 kg. Žodžiu, buvau numetęs, priaugęs. Nežinau, draugai, kaip jums, bet man tai su ta mityba ir su tuo svoriu, tai aš nežinau, kas mane senai žiūri, aš jau ne kartą esu minėjęs. Mano ūgis 1,75, aš visą laiką jau kokie 5 metai sveriu taip apie 8,2–8,3. Kas gal yra taip normaliai visai, bet norėtų sverti mažiau, tai dabar tai iš vis sveriu, tarkim, 87. Tai jau pilvuks matos, jaučias. Prieš vasarą ne kažką, tai, bet aš, pavyzdžiui, jeigu susitvarkau mitybą, tai aš 2 savaitės numetu visą laiką kokius 5-6 kg. O daugiau man nebekrent. Ir aš, griežtai, aišku, nieko nedarau, bet ką noriu pasakyti, kad labai lėtai po to krent. Aišku, amžius daro savo, gal, nežinau, stresas, mityba, bla bla bla, bet atrodo, tą mitybą susitvarkai. Tik tiek, aišku, dabar man ta koja, kai ša yra, tai aš nelabai galiu sportuoti, tai dėl to gal man dar sunkiau numesti yra. Žodžiu, nesigilkim tą temą. Tai va, draugai. Tikiuosi, šiame epizode kažką pamatysit apie molinuką, kiek pavyko nufilmuoti.
Dabar ruošiamės armatūrų karkasus, tai neturiu to aparatą, kur link tokia geltona